labas, esu Kristina ir dalinuosi informaciją apie esinius produktus ir šį kartą apie Canasens priemonės, tai yra šildantį ir šaldantį kremą. Parodau, kaip jie atrodo, tai yra tokios pakuotės ir kuo jie skiriasi, kada tau naudoti ir ar tau jų reikia. Aš sakyčiau, kad tai yra priemonės, kurių būtinai reikia turėti vaistinėje ir kai tu įsigyti abidvi. Kodėl? Nes tai yra šildantis ir šaldantis kremas. Yra labai daug situacijų gyvenime, kai tau tikrai jų prireiks. Kaip mes panaudojam ir kada klientai naudoja. Tai iš tikrųjų susitrenkus koją šildantis kremas. Jeigu tavo kojas dega, skauda kojas, maudo, įmaudimą jauti, galbūt tu dirbi stovimą darbą, tada imk šaldantį kremą. Jeigu tau skauda nugarą, skauda sprandą, imk šildantį kremą. Jeigu tavo daktaras sako, kad tau jau reikia šaldyti, nes pas tavai yra uždegimas, rinkis šaldantį kremą. Jeigu tu turi staigų danties skausmą, šaldantį kremą. Pas mus situacija irgi buvo namuose, kai tiesiog vaikas nukrito kelienu ant žemės, o vyrui pradėjo staigiai skaudėti dantį ir buvo penktadienis, kada nedirba medikai, daktarai ir buvo pasirinkimas arba kažką tai staigiai šaldyti ir ieškoti šeštadienio kažkokio įsigelbėjimo pas daktarus, arba važiuoti į klinikas. Kadangi mes turim 4 mažus vaikučius, važiuoti į klinikas atkrito, dėl to mes pasirinkom, kad šaldyti tą vietą būtent, kur labai skaudėjo. Vėliau sužinojom, kad tai yra labai stiprus uždegimas ir šaldantis kremas mums padėjo tą skausmą ištverti. Jeigu turėsi klausimų, rašyk man asmeniškai, bet šiaip rekomenduoju tikrai jas turėti, nes tu bet kokiu atveju panaudosi arba savo vaikam, nes čia yra, nepamiršk, kremai dermatologiškai patikrinti ir jie tinka visai šeimai, net ir mažam. Susitrinkimų įvairiausių nuospaudų tikrai yra begalės ir tu tikrai panaudosi šitas priemonės, jos tikrai negulės veltui pas tave namuose. Tikiuosi buvo naudinga, jeigu buvo naudinga, būtinai pasiek mano puslapį ir parašyk, ar turi klausimų dėl šių priemonių.